Galim? Norite įžangos, tai? Apygardos teismas ką tik paskelbė nuosprendį ponui Gražuliui, kuriuo jis buvo pripažintas, padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Teismas konstatavo, kad jo leksika, kurią jis panaudojo mažumų atžvilgiu Seimo patalpose, yra nepriimtina ir neleistina būtent toje vietoje ir tokia forma, kaip ponas Gražulis ją panaudojo. Kokias sumas nukentėjusiems? Byloje yra 3 nukentėjusi, jie pareiškė įvairaus dydžio civilinius ieškinius. Tos sumos svyruoja nuo simboliškų sumų kelių šimtų iki 3000 neturtinį žalą atlyginti. Teisėjau, gal galima konkrečiau, kaip priėjo kolegija sprendimo, kad ta leksika negalima būtent Seime buvo Petro Gražulio? Na, čia sunku pasakyti, man atrodo, kad kiekvienas intuityviai gali suprasti, kad tokia leksika, kokią naudoja ponas Gražulis, nesvarbu, kad jis citavo ar necitavo, ar fiktyviai citavo, ar iš tikrųjų citavo šventąjį raštą, jinai turbūt neleistina ne tik Seime, bet ir bet kokioje kitokioje, sakyčiau, pasaulietiškoje ar normalioje, kultūringoje aplinkoje. Aš suprantu, kad galbūt tos tiesos būtų tinkamos toje bendruomenėje, tame burbule, kur yra susijęs su religija ir visa kita, tačiau aš jau sakiau vieną kartą, paskui dar kartą, kad kiekvienam išsireiškimui, kiekvienam žodžiui turi būti tam tikra vieta ir tam tikras laikas. O teisėjai, kas pasakysit, kurio vietoje dabar sprendime, kur galima cituoti šventą raštą? Bažnyčia. Tik tais, viskas. Sovietmečiu leido visur cituoti šventą raštą. Ar galėtumėte tiesiog konstatuoti Konstitucijos 26 straipsnį? Jeigu jūs neprieštarausite, aš pirmiausia žurnalistams atsakysiu klausimus. Jis yra žurnalistas? Tai iš esmės gal teisėjau dar tada, kadangi čia ir ponas Gražulis replikuoja, kad jis citavo tik šventąjį raštą, bet žmonės turėtų suprasti, kad yra tam tikra vieta ir taip laisvai, bet kur jo cituoti tiesiog negalima. Mes kalbam ne apskritai apie šventąjį raštą ir tiesų, mes kalbame apie įžeidžiančias formuluotės, kurios čia nenoriu išvartoti, apie pažiūras, kurias propaguoja ponas Gražulis, prisidengdamas švęstuoju raštu. Tai yra tam tikra neapykanta ir panikos kurstymas prieš žmonių mažumas. Tai būtent tas. Tai aš negaliu kalbėti apie tai, kad tai yra tiesiog švento rašto citavimas. Tai yra priedanga, prisidengimas šventuoju raštu ir tuo pagrindu propagavimas tų tiesų, kurios neturėtų būti priimtinos mūsų visuomenėje. Kadangi daugiau nežinau, kad paskelbė Kristus, tai jį nukryžiavo. Atsiprašau, dėl pono Gražulio negirdėjau jūsų klausimą. Teisėjas Audrius Cininas. Dar klausimas, ar yra, žinoma, yra kažkokia teismo praktika panašių atveju, kad šventuoju raštu būtų dengiamasi pateisinti savo atliktoms nusikalstamoms veikoms? Aš negaliu pasakyti konkrečiai apie šventą raštą, aš galiu pasakyti apskritai apie knygas ir knygų turinio citavimą. Tai yra Europos žmogaus teisų teismo praktika, kurio aiškiai sakė, kad prisidengimas kažkokio kito autoriaus knygos citavimu nėra ta priežastis, dėl kurios žmogus turi būti atleistas nuo baudžiamos atsakomybės, jeigu tas tekstas, kuris cituojamas, yra akivaizdžiai įžeidus ar pažeidžia kitų visuomenės narių teisės. Klausimas, ar konkordato sutartis buvo aptariamos ir vertinamos? Jeigu jūs neprieštarausite, tai aš pirmiau atsakysiu žurnalistų klausimus. Ar matote pažymėjimą? Ačiū labai. Prašom atsakyti. Kitas klausimas. Ar jūs atsisakote atsakyti žurnalistų klausimus?